Gerai, pratęskim ten, kur žiūrėjom. Ir tada taip, tai turim turime gradiento formulę 3x kvadratu minus 3yz minus 3xz ir minus 3xy plus 4. Prašo gradiento taške, tai tiesiog galite ir prie tos pačios, jeigu vietos užtektų. Na, šiuo atveju man neužtenka, tai aš tiesiog surašau. Vietoj x statysiu vienetą, vietoj y statysiu vienetą, vietoj z statysiu minus vienetą. Tiesiog taip surašau, kad pati nepasiklyščiau, nes uždavinys pakankamai paprastas, tai būtų gaila privelt klaidų. Toliau taip, vietoj z minus 1, y1 ir plus 4. 3 plus 3 bus 6. Toliau minus 3 kart minus 1 bus 3. Ir minus 3 plus 4 bus 1. Taigi, funkcijos u gradientas taške 1, 1, minus 1 būtų vektorius 6, 3, 1. Atkreipiu dėmesį, kad kryptinės išvestinės rezultatas yra skaliaras, nes tai yra dviejų vektorių skaliarinė sandauga, na, o pats gradientas yra vektorius. Yra tinkamai tiek koordinačių, kiek kokio kelių kintamųjų turime funkcijas. Na, pavyzdžiui, čia turėjome 3, tai tiesiog ir pats rezultatas, pats vektorius bus 3. Gerai, ir pabaigai tiek tos teorijos, palaukit. Čia dar turim uždavinių savarankiškam darbui, tai prie jų galėsim, nežinau, netrukus grįžti, kiek norėsime. Čia uždaviniai jų čia tiek daug, kadangi toks uždavinys per egzaminą turėtų būti, per TE2 taip pat aktualu. Tai yra TE2 paskutinis uždavinys. Tai grįžtam prie Menti ir skanuojam, žiūrim, bandom, žaidžiam. Taip. Na. Gerai. Pradedam, pasižiūrim, ar supratot, ką aiškinau. Džiugiuosi, aišku, kad čia tik tai viena paskaita nuotoliu, bet, nu, taip gavosi. Gerai, kas tai yra? Gerai, kryptinė išvestinė, gradientas, dalinė išvestinė, teisingo atsakymo nėra. Taip, nužiūrim. 22 berods dalyviai buvo ir teisingai atsakė 14, šaunuoliai. Tai yra tikrai vektorius yra gradientas, būtų skaliaras, tai tada galėtumėm kalbėti, kad tai yra kryptinė išvestinė. Dabar čia jokių klausimų kaip ir nėra. Gerai, toliau žiūrim. Žiūrim ir pirmaujantis. O, visi. John. Ok, žiūrim toliau. Antras klausimas. Gradientas yra skaičius, taškas, vektorius, koordinatė, skaliaras. Teisingo atsakymo nėra. Nu, šaunuoliai, jau daugiau išgirdo, ką sakiau. Taip, gradientas yra vektorius ir 15. Visi kiti? Nu, gerai, kad skaičius, taškas, koordinatė, skaliaras, teisingo atsakymo nėra. Na. Gerai. Toliau keliaujam. Iš 37, 25 tik žaidžia.
Gerai, oi, koks mažas. Kokia kryptinės išvesnės apskaičiavimo formulė? Kuris yra neteisingas atsakymas? Nes man atrodo, rodžiu keletą formulių. Jau vienas krenta į akis iš karto. Taip, trečias atsakymas, nes iš viso tokio kaip alfa, beta, gamma, tik tai kampai, kad būtų, be kosinusų tikrai nebuvo. Šaunuoliai 17, nu, kitiems dar šiek tiek pasikartot reikės. O čia 17 neužmirš tokių bazinių dalykų iki egzamino. Gerai, žiūrim. Funkcijos gradientas apibūdina skaliarinio lauko kitimo greitį, funkcijos greičiausio augimo kryptį. Teisingo atsakymo nėra. Funkcijos greičiausio augimo kryptį, nes pirmas skaliarinio lauko kitimo greitį buvo kryptinė išvestinė. Taigi, kas atidžiai klausėt, antras atsakymas teisingas ir žiūrim, ar nepakišo kojos. Lyderiaujantiems lentelė berods nesikeičia nuo antro jau atsakymų. Pirmas buvo, man atrodo, vienas lyderis, dabar jau liktais nuo antro gavosi visur tas pats. Taip, kryptinės išvestinės reikšmė bus didžiausia. Nu, ir čia pabaigti sakinį reikėtų. Gradiento kryptimi, vienetinio vektoriaus S kryptimi, vektoriaus S kryptimi, teisingo atsakymo nėra. Taip, gradiento kryptimi, kadangi tas vektorius jisai turi prisiderinti prie, kad būtų didžiausia, tai turi sutapti su gradiento kryptimi. Tada, kad kampas tarp jų būtų. O gradientinio vektorius kryptimi, tai čia tiesiog būtų kryptinė išvestinė. Kažkas taip. Ir tas nieko nepasako. Taip, dabar žiūrim. Lentelė turbūt dabar nuo atsakymo arba atsakyti teisingai arba ne, pasikeičia ir Agnė išsiveržia į priekį. Šaunuolė. Sveikinimai. Gerai, keliaujam toliau. Tai čia taip ir keliaujam, pasižiūrim. Tai ką išmokom, kryptinė išvestinė ir gradientą ir galim, kad jūsų labai negaišint, iš tiesų, tai kaip ir sakiau, čia trumpa tokia paskaita, pusė jos, tai pavyzdžiui, galime išspręsti porą uždavinių. Tarkim, kartu, tai pirmas, pavyzdžiui, rasti funkcijos gradientą taške, apskaičiuoti funkcijos gradientą, pavyzdžiui, kad trečią ir kryptinė išvestinė. Pavyzdžiui, kad ir penktas įdomu. Tai tarkim, padarom trečią ir penktą. Tai apskaičiuokite funkcijos, galite nusifotografuoti patį ekraną, kad matytumėt paskui sąlygas. Aš tiesiog, arba kažkiek prie jau grįšiu. Taip, tai turime sinus xy ir klausimas, koks būtų gradientas taške pi iš 2 ir 1. Taip, dabar galim, kad ir į tą kitą skaidrę, paskui aš ją ištrinsiu. Gerai, tai dabar trečias uždavinys. Gerai, tai taip. Tai dabar trečias uždavinys. Rasti gradientą funkcijos z, kurios išraiška yra sinus x, y ir tai yra taškas m pi iš 2 ir
1. Taigi, gradientas. Gradientas, tokį uždavinį gavę, pradedam nuo ko? Pradedam nuo formulės gradiento užrašymo pagal savo turimą uždavinį. Tai, pavyzdžiui, gradientas z šiuo atveju būtų vektorius sudarytas iš 2 koordinačių. Tai viena būtų išvesnė pagal x, kadangi z turi tik tai 2 kintamuosius, x ir y, vadinasi, vektorius gradientas bus sudarytas iš 2 koordinačių. Taip, bendrą formulę pratęsiu, žiūriu, kas toliau. Tai dalinė išvesnė z pagal x būtų kas? Būtų kosinus x pakelta y-kuoju. Na ir toliau kart. Dabar x yra kintamasis ir y yra skaičius. Tai x pakeltas skaičiumi, būtų skaičius keliauja į priekį ir laipsnio rodiklis mažėja vienetu. Tai tokia išvesnė būtų dalinė. Toliau antroji koordinatė būtų dalinė išvesnė z pagal y, tai pradžia vėlgi tokia pati. Na ir paskui x pakeltas y-kuoju, tai kas gaunasi? Skaičius, nes x yra skaičius, pakeltas kintamuoju. Tai būtų formulė a pakelta x-uoju, tai būtų ta pati ir kart ln x. Štai taip. Na, toliau gradientas z taške m. Tiesiog apskaičiuojam, tai pi iš 2 vietoj x statom ir vienetą vietoj y. Tai gaunasi kosinus pi iš 2 pakelta pirmuoju, tas pats y 1 ir pi iš 2 pakelta 1 minus 1, tai čia bus nuliniu. Štai toksai. Antroji koordinatė būtų kosinus pi iš 2, gaunasi pi iš 2 pirmuoju laipsniu ir ln x, tai būtų pi iš 2. Pratęsiu lygybę, žiūriu, kas čia gaunasi. Pi iš 2 nulinių bus vienetas, tai pirmoji koordinatė būtų tiesiog kosinus pi iš 2, kas yra 0. Na, antras iš tiesų, kosinus pi iš 2, žinom, kad tai yra 0, na, toliau pi iš 2, ar ne, ir ln pi iš 2. Tai iš tiesų, kadangi čia yra 0, tai 0, 0. Štai toksai. Tai kaip ir sprendimas visas. Tai pavyzdžiui, gali būti toksai uždavinys, nu tai vėlgi žiūrėkit pagal antram kontroliniam, pakankamai paprastas. Gerai, tai tada dar grįžkim, šitas uždavinys toksai, ištrinam viską ir grįžtam į prieš tai buvusią skaidrę. Čia klausimas yra toksai, duota funkcija x kubu, arktangent y, ir klausimas, kuriame iš taškų, ar m1 su koordinatėmis 2, 0 ir m2 su koordinatėmis 1, 1, funkcija greičiau kinta vektoriaus s kryptimi. Gerai, žiūrim. Tai dabar funkcija greičiau kinta vektoriaus s kryptimi, ar ne? Nu, tai čia kalbama apie kryptinį išvestinę. Nu, tai pirmiausia, vis tiek mums reikės kryptinį išvestinę. Čia 5 uždavinys. Kryptinį išvestinę z s. Ir mums reikės išsiaiškinti apsiskaičiuoti 2 išvestinės, pažiūrėti, kuriam taške, kuriam yra didesnė reikšmė, nes greitis didesnis. Tai kryptinės išvestinės formulė bus gradientas z atitinkamam taške ir vienetinis vektorius s. Tai dabar taip, gradiento, vektorius tiek vienai kryptiniai išvesniai s0, tiek kitai bus tas pats, o gradientai skirtingose taškuose jie skirsis. Tai pirmiausia, išsivedu formulę, gradientas z, kadangi formulė buvo
pati funkcija buvo x kubu arktangentas y. Na, tai kryptinė išvestinė, pirmiausia, gal pradedu gradiento formulę užrašau. Na ir tada skaičiuoju. Tai dalinė išvestinė z pagal x bus nekas kita kaip 3x kvadratu, arktangentas y kaip skaičius kelia prieš visą. Na, tai jisai tiesiog leksikografiškai parašau taip. Toliau z pagal y, tai x kubas kaip skaičius įsikelia į priekį, o arktangento išvestinė 1 plus y kvadratu. Štai gradiento formulė. Toliau man reikės gradiento apskaičiuoti dviejose taškuose. Tai aš tiesiog M1 taškas buvo su koordinatėmis, kol čia galiu ir parašyti 2 nulis, tai apskaičiuoju. Tai tuomet bus kaip, vietoj x statau 2, tai bus 4, arktangentas 0, arktangentas 0 bus 0, tai čia bus pirma koordinatė 0, o toliau čia 2, trečioji bus 8, 1 plus 0 kvadratu bus taip. Tai šio gradiento koordinatės būtų 0 ir 8. Na, kitas gradientas taške 1, 1, galima apskaičiuoti, tai būtų 3, 1, arktangentas vieneto ir čia bus 1 kubu, 1 plus 1. Tai čia būtų antroji koordinatė 1, antroji. Na, o pirmoji koordinatė arktangentas vieneto, tai tangentas vienetas yra lygus ties pi iš 4, tai būtų 3 pi iš 4. Tai gradientai būtų 2 tokie. Dabar, jeigu norėtumėm taip pilnai, jau čia galima būtų, žinot, spręsti kažkokias išvadas daryti vien tik tai iš gradientų, tačiau skaičiuojam toliau ir S normuotą. Tai šiuo atveju vektorius S turėjo koordinates 3, 1, skaičiuojame modulį, S modulis, tai būtų šaknis 9 plus 1. Tai šaknis iš 10. Na ir žiūrim, tada vektoriaus koordinatės yra 3 dalinta šaknis iš 10, 1 dalinta šaknis iš 10, būtų štai toksai. Štai toksai, ir kas toliau, tada gaunasi kryptinė išvestinė Z pagal S, na, taške M1, tai reiktų apskaičiuoti skaliarinę sandaugą, tai 0 kart 3 dalinta šaknis iš 10, plus 8 kart 1 šaknis iš 10, būtų 8 dalinta šaknis iš 10. Tuo tarpu kryptinė išvestinė taške M2 būtų 3 šaknis iš 10 kart 3 pi iš 4 ir plus 1 šaknis iš 10, 1 antroji. Šitoj vietoj, nu gerai, apačioje šaknis iš 10, nes man reikės jas palyginti, tai čia tada gausis kas 9 pi iš 4 ir plus 1 antroji. Na, kuris didesnis? 8, o čia gautųsi tiek pi yra apytiksliai 3,14, tai plus pusę. Na, čia apskaičiuoti reikėtų. Turbūt, kad tas antras ir didesnis. Ar 8, ar 9 pi dalinta iš 4 plus 1 antroji. Va. Tai tiek. Kaip ir baigiam. Gerai, tai